Čia galite susipažinti su studijų planu, kuriame yra detaliai surašytos visos mūsų paskaitų temos, kurias mes aptarsime jau šio kurso rėmuose. Tai kalbėsime apie praktikų ir įsidarbinimo galimybės tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse. Aptarsime, kas yra karjeros planas, kaip jį susidaryti ir kokias kompetencinės sritis tai gali atskleisti. Ir lygiai taip pat, kodėl planavimo įgūdžiai yra pakankamai svarbu šiuolaikinėje darbo rinkoje. Aptarsime, kas yra karjeros informacija viso proceso metu, tai tiek dalyvaujant darbo pokalbiuose ir interviu, tiek rengiant motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą. Taip pat susipažinsime, kokios yra darbo rinkos tendencijos ir pati samprata, kaip atrodo įvairios įsidarbinimo galimybės tiek viešajame, tiek ir privačiajame sektoriuose. Kalbėsime apie projektinės veiklos organizavimą ir to įgyvendinimą. Tada pereisime prie praktinių pavyzdžių, kuomet pakviesiu jūs susipažinti su įvairių sričių atstovais, tiek valstybinių institucijų, tiek ir įvairių nevyriausybinių tarptautinių organizacijų ar privataus sektoriaus atstovais. Tai yra kviestinių lektorių paskaitos, kur vienoje paskaitoje dalyvaus apie 3 lektorius, kurie pasidalins su jumis jau savo patirtimi ir apžvelgs įvairias sritis nuo įsidarbinimo iki sričių, kurių reikia jau dirbant konkrečią darbo specifiką. Taip pat kalbėsime apie darbo komandoje įgūdžių formavimą, kokios yra lyderystės formuojamos sritis ir tada pereisim jau prie jūsų praktinių užduočių atlikimo. Tai tokių užduočių bus keletas. Jūs per studijų laikotarpį turėsite parengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, projekto paraišką ir taip pat karjeros planą. Visą tai darysime viename iš įrankių, kurį taip pat detaliai pristatysiu. Tai su visomis užduotimis ir jų eiga taip pat galite susipažinti ir šiame studijų dalyko plane.